Sveiki! Šiandien paaiškinsiu, kad balansą skaityti iš tikrųjų yra labai paprasta. Balansą sudaro viso labo dvi pagrindinės dalys, tai yra turtas ir kapitalas. Anglų kalboje ar kitose užsienio kompanijose dažnai tai yra vadinama aktyva ir pasyva. Ir kapitalas yra tai, kas finansuoja jūsų turtą. Tai reiškia pinigai, už kuriuos jūs įsigijot visą turtą. Dabar tikriausiai esate girdėję tokį išsireiškimą kaip dvejybinis įrašas. Jis reiškia tai, kad buhalterijoje kiekviena suma yra įrašoma 2 kartus. Vieną kartą debite, kitą kartą kredite. Pats pirmasis įrašas įvyksta, kai jūs įsteigėt įmonę ir tuo atveju jūsų įstatiniam kapitale atsistoja tam tikra suma, tai gali būti 1000 eurų, gali būti 10 000, kiek jūs nusprendžiate įnešti į įmonę, ir ta pati suma atsistoja prie turto eilutės pinigai. Jeigu 1000 įnešėt, 1000 bus prie įstatinio kapitalo ir prie pinigų, jeigu įnešėt 10 000, bus 10 000 prie kapitalo ir prie pinigų. Toliau turtas yra skirstomas į 2 dalis ir kapitalas yra skirstomas į 2 pagrindinės dalis. Turtas yra skirstomas į ilgalaikį turtą ir jame apskaitomi visi įrankiai, dalykai, su kuriais jūs generuojat pajamas. Tai gali būti automobiliai, staklės, patalpos, kompiuteriai, licenzijos, programos ir panašiai. Prie trumpalaikio turto mes turim atsargas, jeigu prekiaujam prekėmis, ir per 1 metus gautinas sumas ir pinigus. Pagrindinės eilutės, ar ne? Tai prie trumpalaikio, per 1 metus gautinų sumų yra svarbu pasižiūrėti detaliau, kas ten per gautinos sumos, apie tai šiek tiek vėliau. Bet dabar mes žiūrim sutrumpintą balansą ir jame turim tik tai vieną eilutę. Kapitalas išsiskiria į 2 dalis, tai yra nuosavas kapitalas ir skolintas kapitalas, dar kitaip vadinamas įsipareigojimais. Kapitalą sudaro įstatinis kapitalas, rezervai, kuriuos jūs turit pagal įstatymą suformuoti pirmaisiais pelningais įmonės metais, gali būti kiti rezervai ir visas per metus lig šiol uždirbtas ir neišsimokėtas per dividendus pelnas. Įsipareigojimų sudaro ilgalaikiai įsipareigojimai, trumpalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikiai tai yra paskolos, o trumpalaikiai tai yra visos kitos mokėtinos sumos. Atlyginimai, mokesčiai, skolos tiekėjams. Yra ir daugiau, bet šį kartą apie tik tai tiek. Balansas yra skaitomas vertikaliai, kuomet to paties periodo skaičiai yra lyginami tarpusavyje, ir horizontaliai, kuomet skaičiai yra lyginami einamo periodo su praėjusio periodo skaičiais. Iš vertikalaus skaitimo verta yra paminėti turbūt pagrindinius 2 dažniausiai žiūrimus rodiklius ir naudojamus rodiklius, tai yra likvidumo rodiklis, kuomet jūsų trumpalaikis turtas yra dalinamas iš trumpalaikio įsipareigojimo ir nustatoma, kaip greitai įmonė sugebėtų padengti savo esamus įsipareigojimus. Ir kitas labai svarbus koeficientas yra sverto koeficientas arba dar kitaip vadinamas nuosavo ir skolinto kapitalo santykis. Tai yra nuosavas visas kapitalas padalintas iš skolinto kapitalo ir gaunamas santykis nemažai pasako apie įmonę. Anksčiau vadovėliai teigdavo, kad nuosavo ir skolinto kapitalo santykis turėtų būti 1, tai reiškia 50/50, bet šita taisyklė jau senai yra pasenusi ir praktikoje yra tikrai daug įvairių santykių. Taip pat praktikoje esu mačiusi nemažai įmonių, kurių nuosavas kapitalas yra neigiamas. Kaip jis pasidaro neigiamu, tai reiškia, kai eilę metų įmonė gyvuoja generuodama nuostolį arba buvo vieni dideli nuostolingi metai, kuomet visi praėję pelnai buvo, taip tariant, suvalgyti. Reikia paminėti, kad akcinių bendrovių įstatymas numato tai, kad jeigu įstatinis kapitalas pasiekia mažiau negu pusę, jau akcininkai, verslo savininkai turi nuspręsti, ką toliau daryti ir didinti įstatinį kapitalą arba kitaip padengti nuostolius, kad nuosavas kapitalas neigiamas nebūtų. Tačiau lig šiol nebuvo jokios institucijos, kuri tai kontroliuotų ir nebuvo
jokių administracinių baudų taikoma už šio įstatymo punkto nesilaikymą. Tik reikia paminėti, kad jau ima šitą situaciją keistis ir situacija griežtėja. Šiai dienai Mokesčių inspekcija dažnai siuntinėja laiškus nuostolingiem verslams su reikalavimu pasiaiškinti, kodėl tas verslas yra nuostolingas. Taip pat yra svarstoma apie tai, kad registrų centras irgi atitinkamai žiūrės tą punktą ir imsis kažkokių tai priemonių. Tad neigiamas nuosavas kapitalas yra ne tik sunkumas jums finansuotis, bet netrukus jau bus ir didelis toks raudonas šauktukas, verčiantis jūs pasiaiškinti prieš institucijas. Dabar, kai yra nuosavas neigiamas kapitalas ir mes turim ilgalaikius įsipareigojimus, tai klausimas kyla, kas finansuoja tokią įmonę, nuostolingą verslą. Tai dažniausiai tai yra tie patys verslo savininkai. Akcininkai įneša paskolas, pinigus, kad verslas toliau gyventų. Taip pat gali būti situacija nelabai etiška, kuomet verslai naudojasi kitais pinigais be palūkanų. Tai yra nemokama laiku už prekes ar paslaugas, nesumokami laiku atlyginimai. Tai reiškia, kad svetimi pinigai naudojami savo verslui vystyti, ne visai etiškai, nesusimokant už tai. Mokesčių ilgą laiką nesumokėti nepavyks, nes jau mokesčiai čia susitvarko. Bet esmė yra ta, kad tas santykis jis turi būti sveikas. Jeigu nuosavo kapitalo yra priešingai ženkliai daugiau negu skolinto kapitalo, tai reiškia, kad įmonė yra labai atsargi, vengia skolintis ir galbūt neišnaudoja visų galimybių generuoti pajamas su skolintais pinigais. Toliau pelno nuostolio ataskaitoje mes turim irgi keletą eilučių, iš kurių mums svarbios iš esmės tik tai 3 ar 4. Pirma eilutė yra, aišku, apyvarta, mūsų pajamos, toliau savikaina ir bendrasis pelningumas. Toliau seka išlaidų eilutė, administracinių veiklos išlaidų ir jau tas vadinamasis grynasis pelnas. Pelno nuostolio ataskaita vėlgi yra skaitoma tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Vertikaliai išskaičiuojamas yra bendrasis pelnas ir apyvarta, tai šitas santykis mums parodo, kaip pardavinėja savo paslaugas ar prekes, kaip efektyviai pardavinėja verslas. O jau grynojo pelno santykis su pajamomis, su apyvarta parodo, koks yra apskritai veiklos procentas. Ir žinoma, žiūrim horizontaliai, kas pas mus darėsi einamais metais ir praėjusiais metais, kokie pokyčiai įvyko, augo apyvarta ar krito, sąnaudos augo ar krito. Nemažai galima pagal tai pasakyti, kokius veiksmus darė įmonė arba kokie išoriniai veiksniai galėjo visą šitą įtakoti, visus tuos skaičius. Ir dažnas yra klausimas, koks turėtų būti grynasis pelningumo procentas, tai į tai atsakymo vienareikšmio nėra. Yra labai didelės įmonės, kurios eilę metų generuoja sąlyginai nedidelius procentus, tai gali būti tas grynasis pelningumas arba veiklos pelningumas nuo 3 iki 5-7 procentų, pakankamai nedidelis, bet ta jau likusi pelno dalis skaičiais yra tikrai graži ir tenkina verslo savininkus. Gali būti nedidelis verslas, kuris generuoja ir 50% pelningumo. Tai jau čia tikrai fainas, labai skaičius, džiuginantis, bet ne taip jau paprastai pasiekiamas. Ir klausimas, kada tą verslą apsimoka toliau vystyti, turbūt būtų bendrai pasižiūrėjus į situaciją rinkoje ir pagalvojus, kiek įmonė turi turto, kurį pardavus esamas lėšas būtų galima įdėti į vertybinius popierius, į obligacijas ir iš ten gauti procentą didesnį negu generuoja verslas. Galbūt tuos pinigus būtų galima saugiai paskolinti ir vėlgi procentas viršytų 3 ar 5 generuojamo pelno procentus. Tai kiekvienas savo pasidaro sprendimą. Aišku, visi šitie įrankiai turi savas rizikas, bet apie tai vėliau. Tikiuosi, kad daug kas paaiškėjo, informacija buvo vertinga. Ačiū, kad žiūrėjote.